O tu sakai, stovė kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Nesibaigianti kelionė į tave, jau kaip akmuo šalikeliais sukniubęs. Aš pilku vakaru lyg samanom dingiuos. O tu sakai, eik taip kaip eina laisvė. O tu sakai, eik taip kaip eina laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, kaip uždaro vakarą. Anykščių moksleiviai pasiūlė ko gero ilgiausią trispalvę Lietuvoje, ją skiria sausio 13-osios aukoms ir gynėjams atminti ir sako pretenduojantys į Lietuvos rekordą. Į iškilmingą vėliavų pakėlimo ceremoniją prie Seimo atnešta rekordinė. Nepriklausomybės aikštėje tradicinę vėliavų pakėlimo ceremoniją paįvairino 200 metrų ilgio trispalvė. Po 20 metų barikadas prie Seimo pakeitė rekordinio dydžio Lietuvos trispalvė. 200 metrų ilgio valstybės vėliava Gedimino prospektu buvo atnešta prie kadaise Lietuvos širdimi vadinto parlamento. Nepriklausomybės aikštėje susirinko minia žmonių, o Seime skambėjo raginimai kurti sausio 13-osios vertą Lietuvą.